Labas rytas. Nu, vakar buvo sunkiausia diena mano, kiek aš esu plaukęs. Per visus tas plaukimus tai buvo, kosmosas. Šiandien laukia ne ką lengviau. Naklijo labai. Tai buvo kažkoks gyvūnas čia įlindęs. Čia nežinau, matysis tokia purvina. Tai čia naktį kaip dėjo pro šitą vietą kažkur tenais įsigando, bėgo, nulėkė. Tai streso biški buvo. O miegu tai aš kažkokiuos pomidorus. Tai jau stačiau palapinę, bet kur buvo 10:30. Jau privati valda parašyta, jau nebežiūrėjau, iš tikrųjų buvo visiškai vienodai, lietus pila. Tai šiltai atsiguliau. Ai, pasaka buvo. Tai vakar sugebėjau atplaukti iki šitos vietos. Mesiu žemėlapį, čia yra toksai kaip užtvanka, malūnas, kažkoks būdas senas. Oi, čia ten pradėjo, jau toliau nebebuvo kur plaukti. Galvoju, viskas stoju čia ir kaip bus, tai bus. O šiandien kažkaip reikės nusileisti tą baidarę čia į apačią ir tenais. Ten irgi šabakštynai, aš ten video mačiau, tai ten dabar kol nelyja, reikia pakuotis. Parodysiu, kur mėgojau. Čia žiūriu privati valda. Ten buvau nuėjęs pažiūrėti, ten yra sodyba kažkokia. Tai va taip, nežiūrėjau ten tiesų, netiesų, bet kur stačiau palapinę ir viskas. O baidarė tai atrodo košmaras, visiškas košmaras. Vakar aš jau nieko nebedariau. Nežinau, čia matos, bet tai čia žiauriai nelygų yra. Bet man buvo visiškai vienodai. Simėgojau sausai. Tai dabar vyksta darbeliai. Džiovinos, tašės va tokios. Viskas va atrodo šitaip. Tai kempinę valausi, tvarkausi, džiovinuosi. Ten džiovinuosi. Saulė truputį turėtų apie 8 išlyst kažkiek. Debesis tokie vaikšto, diena lys. Bet nieko nepadarys, įmesiu prognozę ten, kur va taip debesis eina ratais ir taisom pusryčius. Antra diena. Užtvanką įveikiau. Bet šita upė yra nevaikiška. Eina savo, čia nėra kaip krantai. Status nuliejimų nėra, tai čia per žolės. Ir dabar bandom į priekį. Žiūrėsim, kas laukia mūsų šiandieną. Kaip ir buvo galima tikėtis, toli niekur nenuplaukiam. Tik tai gerai, kad čia kažkas yra propjovęs. Tai man jau iškart čia bus lengviau. Toj upėj tikrai nesušalisi. Čia darbo yra. Darbo, va. 5 metrai paplauks. Ne 5, 10. Išmokau ir atsistot baidariai. Kitaip čia niekaip nebus. Va, atsiranda tokių visokių, kur pilnai užtverta. Ten kažkur papjaustyta. Tai reikia šitą keltis per viršų. Vieną kitą kliūtį pafilmuosiu, bet čia neverta yra tiek filmuoti, nes čia visą dieną panašiai tokia nusimato, tai gerai, kad dugnas kietas. Ir baidarė lengva, čia susunkia baidarė, tikrai nėra ką veikti.
dar lietus prasidėjo. Bet palyginus, kas buvo vakar su tais žolynais visais, tai tos užvartos dar gerai yra. Kas buvo vakar, tai šis buvo košmaras. O kad lyja, aš iš dalies džiaugiuosi, nes upės vandens lygis pakils, bus lengviau plaukti. Žymioji pavėsinė, kur visi miega, bet aš jau vakar, man buvo be šansų iki čia atplaukt. Bet kam reikia, va čia yra viršui. Čia dar viena kažkokia yra. Tenais, nežinau, matysis. Išpjauta žolė. Čia iš bėdos galima būtų irgi prisiglausti. Žinkit, kuris nupjovė šitą storą balkį. Eina savo, čia irgi ruožas tai sudėtingas. Gylio nėra, apačiai dumblas ir užvartų daug. Nežinau, hebra, po šito video norės kas nors daryti dubysą. Galbūt jų. Aišku, kad norės. Bet čia reikia pasiruošti, kad vargsit. Aš negalvau, kad tai bus. Galvau, bus truputį ramiau. Bet tokius batus rekomenduoju pasiimt būtinai. Tai kaip pro čia praplaukt, pavyzdžiui, viskas va šitaip. Nu, aplinkui čia pakeliu ir tenais įsileisi toliau. Dirbkim, Gediminai, dirbkime. Ačiū! Ačiū tau, nors trumpam. Gera vietytė čia miegojimui. Pasakiška, su staliukais, pušinėlis. Jėga. O, va čia tai super. Čia iš vis ant tiek viskas užgriozdinta, kad čia be šansų, nu, kažkaip per viršų perkelsiu ten, upė toliau. Visiškas džiunglės. Dėdė pasidarė tiltą savo, betono gabalą. Parlėkiau, tai baidarė negerai yra va tokie dalykai. Dėdė. Čia gerai yra. Kamera yra įdėta į šitą ir jinai yra tam tikram aukštį. Jeigu pro kamerą praeina balkis, reiškia ir aš pralysiu. Jeigu nepraeina, reikės gult atgal arba lipt lauk. Nu, dabar nepraeina kamera. Pusė 11. Priplaukiau tilčiuką. Nu, čia kol kas jau plaukimas panašesnis į plaukimą yra. Upė platesnė, vandens daugiau, medžių yra užvartų, bet tokie praplaukiamas. Nu, bet aš jau ir pavargau. Nežinau, kiek kartų buvau išlipęs. Žiūrėkit, koks yra vandens lygis. Praktiškai, nu, jeigu būtų dar truputį mažiau, tai viskas nepraplaukčiau. Tai įvertinkit šitą faktorių, kai plauksit kas nors. Žiūrėkit, kas manęs laukia. Eina sau. Dar vienas linksmas ruožas. Baidarė keliauja šitaip.
O tenais yra, nu va taip, gylis. Ten priekį, kiek aš matau, tiek vat yra užvirtusi medžių. O, tiesa, jėga. Bet nenuleidžiam nosies ir tik į priekį. Dar tik pagalvojau, ai, dar gerai, kad bent nelyja. Jei, šią tau dar lietaus. Šita atkarpa nuo to pylimo, kur buvo iki čia, dabar po tiltų tokia su. Tai čia kosmosas, ten iš viso neišpjauta, užvartyta, tai kokią valandą laiko tempiau baidarę. Tai gerai, gylis nedidelis, saulė švietė, tai buvo gerai, o paskui lyt pradėjo. Tai buvo greitai kareivišką davinį, kaip tik po tiltų, gerai nesulysiu. Truputį apsirengiau, pakranta man viskas. Pavalgau ir toliau bandau judėti priekį. Ir va tokia upė. Aš jau nebežinau, ką daryti, viskas ragas, aš turbūt važiuosiu namo, nes čia nesąmonė yra. Plaukiau tinklų karalystę. Na, čia matyti vaizdai. Bet upė tai kosminė. Va tokia, kaip pamatai, tai akis tik su tvinkčiai. Na, žiūrėkit, kaip vyksta operacija. Ir viskas. Dabar pačiam reikia persikabarot. Labas vakarėlis. Nu, šiandien viskas. Aš jau šiandien antrą dieną vėl įsisunkiau. Nežinau, kuri diena buvo sunkesnė, vakar ar šiandien. Matėt viskas, kas buvo, tai radau tokią vietą. Čia skardis didžiulis. Baidarę paliksiu čia. O miegoti eisiu. Va čia. Gerą vietą. Užuovėje tokia. Palapinę pastačiau jau. Džiovinuos daiktus, nes viskas šlapia. Dar galvoju tentą gal pastatyti virš palapinės, bet nežinau, kaip čia bus su tais lietum. Debesis ateina. Apie upę kažkiek. Nebenorėjau filmuoti iš tikrųjų. Pavargau nerealiai. Ten su taim tampiau. Apvirtęs vieną kartą buvo per balkius laipiodamas. O upė paskui tapo tokia labai neįdomi, monotoniška, žolynais kažkokiais plaukėjau. Tai nežinau, nenorėjau filmuoti iš tikrųjų. Kažkaip pavargęs buvau, toks šlapia, šalta visas, dabar nusiprausiau, šiltai apsirengiau su 2 striukytėm. Turiu reikalų. Eina savo, atidarau šitą dangtis, šlapia visur. Tai va šitą daiktą išstūmė, nuo tų baidarės traukimo išstūmė į vidų. Ir dabar, jeigu ten šlapia viduj, tada čia pribėga į vidų čia. Tai, nu, dabar reikės viską dėti sausmaišius. Ir čia laikyti viską, nes bulka šlapia, duona šlapia, viską žuvimą atidaviau. Tai, nu, čia yra kaina šito tampimų per tos balkius visus. Eina savo, bet tampimų buvo daug.
Viskas sutvarkyta, miegui paruošta. Vakarieniai galvau laužą kurt, bet nėra kada. Pasidariau bomžpakiukų, pasidariau kavos, tai greitai užkasiu. Nežinau, kažkaip iš tikrųjų man tos 2 dienos yra kosmosas. Per daug sudėtinga. Per vėlai numiegot. Nedžiugina visiškai. Nu, pavalgysiu, pažiūrėsiu. Iš tikrųjų dabar ko noriu, tai noriu tik eit miegot. Pavalgyt ir eit miegot, jokių laužų nieko man nesinori. Nes nuvargau tikrai. Mano džiovykla. Eina savo, bet šiltas maistas visada nuotaiką pakelia biškelį. Nors ir bomžpakis, bet vis tiek jisai šiltas maistas. O vaizdelis toks pas mane. Gražu. Tikiuos naktį nelys ir leis man sausai įsimiegot. Nėra šiaip šalta. Naktis nėra šaltas, tas yra gerai. Tik blogiausia yra, kaip reikia su švariom kojom pareit ten į viršų. Nežinau, gal reiks kokį rendelį pasiimti šito vandens, ten nusipilt viršui. Kažkas sugalvos. Problema. Ką reik ruoštis miegui? Aš jau savo pataluose. Nes o šiandien kosmosas diena buvo kosmosas. Bet jau nuo rytojaus viskas jau gerės upė. Ten bus santaka su Kražante, tai dar išplaties. Dabar kaip tik YouTube žiūriu, kaip ten sekėsi kitiem plaukėjam, tai nuo rytoj panašu bus lengviau jau. Tai visiems labanaktis, susitiksim ryte. Gediminas eina liūlio.